Labą dieną tada. Ir sveiki, ir dainių, ir operatorių, kurio vardą nežinau, Lapinskas, aš Laimonas, esu 18 metų sėdintis įkalinimo įstaigose ir jūs atvykot pasiklausti, pasidomėti. Taip, būtent jūs esate tas žmogus, kurį žmonės visą laiką po ankstesnių video prašydavo padarykite dėl jūsų Laimono Lapinsko. Nežinau kodėl, kaip jūs manat kodėl? Žmonėm yra įdomu, pati intriga, įdomu tai, kas netitinka tų visuomenės normų kažkokių, ir kai mane uždarė, tai automatiškai visur rodė kažkokius video, kažkokius foto, kažkokius tai komentarus. Tai yra kuo daugiau kažkokio, tai, žurnalistas nori parduoti medžiagą, teisingai, tai jam reikia parodyti viską kuo baisiau, kuo įdomiau, kuo labiau nukrypusio nuo to vidurkio statistinio žmogaus gyvenimo. Ir jie tą parodė ir žmonėms sukėlė susidomėjimą, tai labai natūralu. Į YouTube jau daugybę metų sklando vaizdo įrašas iš Lukiškių kalėjimo, galbūt dėl to, nes tas vaizdo įrašas padarytas pačioje pradžioje, kai uždarė jūs, ir jisai iki šiol eina. Čia ne pradžioje, čia tas vaizdo įrašas padarytas, galima sakyti, praktiškai netyčia, ir kas ten sumontavo, aš net nežinau, nes jis buvo daromas toksai šeimos naudojimui. Tai tiesiog tuo metu gavosi, kad į Lukiškės buvo įmetę man žmogui kamerą ir mes norėjom parodyti Lukiškėse, kaip tuo metu tas visas ten remontai, tos sąlygos, bet mus kadangi sukėlė į remontuotą kaip tik kamerą nesenai, tai mes to negalėjom parodyti. Ir gavosi toks atsitiktinumas, kad žmogus turėjo tą ausinuką MP3 ir sufilmavimo funkciją. Tai vien dėl to, kadangi ir jo klausinėjo, kad su Lapinsku sėdė, o ką jis ten veikia, kas ten kaip ten, tai sako, galim pafilmuoti, kaip sportuojam, kaip tą, ir daug tokių siužetukų kažkokių prifilmavo, ir paskui ten po kiek metų jie atsidūrė laisvėje. Ir kaip jie žvaigždė internete. Jo, ir tokiu būdu kažkaip tai, paviešinti buvo daug metų praėję, tai čia per tiek metų visko atsitinka, ir sumontavo kažkas video, įmetė YouTube, tai kaip suprantu, tas ir išpopuliarėjo. Ir tuo metu dar žmonės dalis žino, bet dauguma net nežino, dėl ko jūs sėdite čia, o tie nusikaltimai buvo įvairūs, ten prievartavimas, matau, nusikalstamas susivienijimas, žalojimai, nužudimai, viešoji tvarka, narkotikai. Ir jūs vadino kaip naujosios kartos mafijos vadeivą po tų visų Vilniaus brigadų, kurios buvo išnykusios tuo metu. Kaip čia atsidūrė tos teisėsaugos akiratyje? Aš galvoju, tas sureikšminimas, tas mafijos vadeiva, tai daugiau vėlgi tų pačių žurnalistų, kad parduoti medžiagą, kad būtų įdomu, kad skaitytojai žiūrėtų, prenumeruotų, domėtųsi. O visa situacija labai paprasta, žiūrėkime faktus, kad tuo metu, kurie inkriminuojami man nusikaltimai, kada buvo daromi, man buvo 20 metų, dabar man yra 41. Tai vakarykštis moksleivis, kuris nusprendė užsidirbti pinigų ir tiesiog sugalvojo tokį planą, kad tos pinigus reikia išsidirbti iš prekybos narkotikais. Ir viskas, ir aš tą planą dariau, ir tokiu būdu kažkaip po biškį įsisuko, aplipo žmonėmis ir padarėm. Uždirbom tos pinigus, o ten, kurie nusikaltimai kažkokie smurtinio pobūdžio, jie daugiau kaip čia pavadino psichologija, instrumentinis dalykas. Tai yra, tas smurtas nėra daromas dėl to, kad man jis patiktų, daugiau atvirkščiai, paprasčiausiai tai buvo kaip instrumentinis dalykas suvaldyti. Dėl to, kad jeigu jūs prekiaujat, pomidorais turgui, tai jūs galit dėl skolininko kreiptis į teismą, jūs galit kreiptis į antstolius, jūs turit kažkokius tai įrankius, ar ne? Jeigu jūs prasimanot pinigus nusikalstamų būdų, įrankių jokių jūs neturit, tai tuos įrankius turit patys susigalvoti. Ir paauklėdavot? Taip atsitiko jau. Taip buvo, taip atsitiko ir nieko čia nepakeisi. Čia praeitis. 18 metų. Sakydavo prokurorai, būtent jūs sakot žurnalistai, bet iš tikrųjų prokurorai, žodžiu, kad griežta tvarka pas jūs buvo gaujoje ir jūs visiems tiems nepaklusniesiems ir duobės kasėt, ir ten smaugdavot, ir žodžiu, tie, kurie narkotikus ne savo pardavinėje, vėl ten su jais susidorodavot. Ne, čia vėlgi tas daugiau bandymas išpūsti, vėlgi tas pats prokuroras darosi karjerą. Tai ar jisai pasodins 20-mečių moksleivių vakarykščių kažkokią grupę, kuri prekiauja narkotikais, ir kokia bus jį požiūris, kokią karjerą darys, ar jisai išpūs tai kaip didžiulį kažkokį tai kriminalą, kažkokią mafiją, dar kažką, ir ant to padarys karjerą. Tai žmogus vėlgi, kiekvienas siekia savo tikslų, tai kaip žurnalisto tikslas yra parduoti medžiagą, prokuroro tikslas padaryti karjerą, kad jisai demaskavo, sutvarkė, padarė ir taip toliau, kiekvienas. Bet jeigu jūs tuo metu būtų nedemaskavę, nepasodinę, kas būtų, kaip galvojat, iki kiek toli būtumėt ėję?
Nenorėčiau spėlioti, žinokit, čia jau prokuratūra Turėtų ir pats pagalvoti, galbūt ir pasakėt, ačiū Dievui, kad mane sulaikė. Iš tikrųjų, tai aš net negalvojau, kad mes iki tiek nueisim. Tai prasme, tai tiesiog buvo kažkokia tai elementari ta prekyba ir viskas, o jinai užsisuko kaip Dievo ranka tempiama iki tokių mastelių. Ir viskas. Dėl to mane tai nustebino, kad iš vis iki tiek užsisuko, o kiek būtų toliau, aš net neįsivaizduoju, ta prasme. Negalėčiau net pakomentuoti dėl to, kad neturiu supratimo. O tu tuo metu jautėtės tas mafiozas, tas mafijos karalius, ar kaip pavadinti? Oi, ne, aš nei tada jaučiausi, nei dabar jaučiausi kažkoks. Tai čia paprasčiausiai žiūrėjau tai kaip į verslą, norėjau uždirbti pinigų, galvojau uždirbti didelę sumą pinigų, nes kaip žinot, ne vienas, bet kurį finansininką paklauskit, sakys, 1 milijonas turi būti vogtas. Tai jeigu nori uždirbti 2 milijoną, tai va ir mano planas buvo toksai, uždirbta sąlyginai milijoną ir tiesiog legalizuotis kažkur tai daryti legalų verslą. Nes tuo metu man buvo 20 metų, aš netgi uždirbęs tą milijoną, aš nežinočiau, kaip jį legalizuoti, kaip jį investuoti, su kuo daryti verslą, dėl to, kad aš neturėjau nei pažinčių, nei žinių. Tai yra, nepamirškim, kad vakarykštis moksleivis, tai mano visos žinios buvo, kaip pigiau nupirkti, brangiau parduoti ir kaip sukombinuoti, kad viskas dirbtų tvarkingai. Viskas. Bet sėkmingai 3 metus veikėt. Tai kaip va taip, jeigu neturėjot nei jokio užnugario, kaip pavyko? Čia jau ne man klausimas, čia policijai, kad nedadirba, tai nedadirbo kažkur. Kuo tai labai gerai veikėt? Maskavomės kiek įmanoma. Kiek įmanoma maskavomės, visi supratom, ką darom ir kas laukia, tai dėl to be abejo, kad maskavomės. Ir tų vadinamųjų skundikų, stukačių, kaip sako jūsų pasaulyje, žodžiu, atsiradimas turbūt įnešė chaoso. Ne, ten jų nebuvo, ten peršneka, kad kažkokie atsirado, dar kažkas nebuvo, ten nieko tokio, nieko ten neatsirado, jokių ten skundikų. Po to, kai visus sulaikė, gavosi 2 žmonės davė parodymus, tai tų 2 žmonių parodymais visus ir nuteisė. O jie pasakoja apie savo nusikaltimus ir tuo pačiu, kad kažkur šalia aš stovėjau, kažkur šalia kitas kažkoks bendrininkas stovėjo ir vat visi, kurie šalia kažkur stovėjo, visiems davė taip pat bausmes, o jiem pritaikė po kelis metus. Ir gaunasi taip, kad jie būtų suinteresuoti, tai buvo jų suplanuoti, suinteresuoti kažkokie tai veiksmai, už kuriuos jie, sakykime, aš už tai gaunu 15 metų, jis gauna 2 metus. Kur aš iš vis žmogaus nepažįstu, man net neįdomu iš vis. Suprantat? Tai va, vien dėl to, kad taip sukurta sistema Lietuvoje teisėsaugos, kad jie nori atskleisti, jie prižada aukso kalnus ir paskui tai daro. Bet su sąžinė tai nieko bendro neturi, dėl to, kad gaunasi, kad žmonės patys suplanuoja, patys daro, patys suinteresuoti, bet jie gauna 2 metus, o vien tai, kad jie papasako, aš gaunu 15, kada šalia stovėjau. O jums nesiūlė papasakot? Man siūlė, bet paprasčiausiai, suprantat, koks dalykas, kad, kaip čia išsireikšti dabar net, aš žinojau, kad aš visur tuose nusikaltimuose, kuriuos jie pasakoja, tų žmonės apie savo nusikaltimus, aš ten 9 vandono kėsėliaus ir šalia stovėjau, grubiai tariant, ne? Ir aš galvojau, kad, į tai teismas atsižvelgs ir automatiškai man paskirstė, nežinau, tą vidurkį ar mažiau vidurkį kažkokią bausmę ir galvoju, kokia prasmė čia kažką pasakot ar prisipažinti, galvoju, nes aš ten dalinai prisipažinęs esu, kurie nusikaltimai, kur mačiau, kad, nėra jokių šansų, o kur aš mačiau, kad galima kažkaip tai bandyti išsisukti. Aišku, aš neprisipažinau nieko, dėl to, kad mano tikslas buvo kuo greičiau išeiti namo. Ir viskas. O nuteisė taip, kad man už visus epizodus, kur aš šalia stovėjau, man davė maksimumą, absoliučiai maksimumą. Ir dėl to labai piktinosi, kodėl man nedavė iki gyvos galvos. Tai subendrinimo dalykas, jie ir negalėjo man duoti iki gyvos galvos, dėl to, kad man ir taip už visus epizodus, už viską davė maksimumą, koks tik buvo. Prokurorai teigia, kad už tos nužudymus buvo galima skirti iki gyvos galvos. Prokurorai... Bausmė numatyta, jie nirtingai siekė to. Aš suprantu, bet prokurorai tą teigia, bet teismas kaip įvertino. Vienas nužudymas, pavyzdžiui, buvo pritaikytas, kadangi jis buvo įvykdytas 2000-ųjų pradžioj, tai buvo dar senas sovietinis kodeksas, ten iki 3 metų ar kelintų, kada jis keitėsi, ten buvo 104 straipsnis ir iki 10 metų. Kitas nužudymas vėl atitiko tik tai pirmą dalį iki 15 metų. Ir gaunasi taip, kad jeigu visumoje juos bendrinant, jeigu man paskirtų iki gyvos, tai būtų bendrinimo toks, nesąžiningas principas. Tai man ir gavosi, už viską gavau maksimumus ir subendrinus gavau irgi maksimumą, kiek galėjo duoti realiai. Taip kad
Tada buvo keiščiausia visur per televizorių matyti, kad vos neužuominos kažkokios, kad čia gal teismas kažkoks, tai kažkur įtakotas ar kažkas, suprantat, bet nei vienas neįsigilino į bylą, nežinojo, kaip yra, nes žinojo tiesiog žodis nužudymas. Bet paimkime teisiškai įvertinkim aplinkybės, kai buvo padarytas, koks įstatymo straipsnis yra taikomas ir taip toliau, ir tada visai kitaip viskas atrodo. Dabar gautumėte iki gyvos galvos, turbūt. Dabar turbūt aš nežinau, žinokit, net baisu gilintis iš tikrųjų. Tai dėl to net nenoriu. Bet nebūdavo tos minties tuo metu, negirdėdavo, kai vis tiek prokurorai reikalaudavo, kad iki gyvos galvos galbūt vis dėlto bus. Aš nežinau, kaip tas žodis vadinasi, tiksliau nepamenu, ar fatalistas, ar kaip, kad aš tikiu likimu. Tai jeigu likimo lemta, tai taip ir bus. Tai tiesiog gyvenau ir žiūrėjau, kaip bus, tai bus. Tai tokia gal pozicija, žinot, nėra tokio, kad kažkoks tai būtų vidinis išgyvenimas. Na, jeigu Dievui reikės, tai bus, sėdėsiu iki gyvos. Jeigu taip nereikės, reiškia nesėdėsiu ir viskas. Ir kaip tie metai prabėgo? Prasidėjo, kaip toliau tęsiasi? Nu, tai taip pat lygiai kaip ir kitiem prabėgo tie patys 18 metų. Tiesiog, kad daug nuobodžiau ir viskas, nes čia rutininis gyvenimas, čia kiekvieną dieną eina lėtai, dėl to, kad jinai visiškai vienoda, tu atsikeli tuo pačiu laiku, tu miegotai ne tuo pačiu laiku, tu valgai tą patį, tu darai tą patį, tavo visi veiksmai tie patys. Ir tuo metu, kai tas laikas eina, jis eina labai sunkiai. Kada atsisuki atgal, atrodo, kad vakar sėdai, nes tiesiog nėra ką prisiminti, suprantat. Tai vienintelis džiaugsmas ir pagrindinis toks tikslas ir laimė, ir laisvės tas pojūtis kažkoks, tai yra šeima. Tai ta prasme, kada tu atsiriboji nuo kalėjimo gyvenimo ir tu pasineri į šeimą, tai yra statai mintyse planus į ateitį, tu susitinki pasimatymuose, tu kalbėsi apie ateitį, tu galvoji, išklausai žmonos planus kažkokius, suprantat, vyksta tokia komunikacija, net toks savotiškas jau išgyveni, tarsi išgyveni kažkokiu procentu, tai tarsi jau vyksta, žinot. Ir tai suteikia labai daug tos stiprybės ir suteikia tokias, kaip šaknis įleidį, pradedi branginti. Nes, sakykime, šitą noriu būtinai paminėti, kad kai aš buvau pasodintas, tai mane uždarė 23 metų. Ne? Tai nuo 20, ten kaip jie rašo, bylo iki 23, ką jisai spėjo pridaryti. Tada aš neturėjau nei žmonos, nei vaikų ir man buvo 20 metų. Ne? Tai visiškai kitas mentalitetas, nėra jokio atsakomybės to jausmo, tarsi, kad tu prieš kažką esi atsakingas. Tie žodžiai ten, kad atsakingas prieš visuomenę, ar ką, tai tiesiog skambios frazės, tu jų nepriemi viduje, nes tu dar tam nesubrendęs, nes paprastas dalykas, kad net tą patį alkoholį parduoda nuo 20, ne? Tai gaunasi, kad tos protas, smegenys nepribrendusios tokiam suvokimui. Ir tas suvokimas tiesiog paprastas, trumparegiškas, kad šiandien reikia uždirbti pinigų, šiandien reikia padaryti, o kai turėsiu, tai tada darysiu tą ir tą, ar ten pirksiu tą. Nieko stebuklingo. Tai visi 20 metų. Kalbant apie tuos pinigus, jūs sakėt, 1 milijoną norėtų uždirbti, o iš tikrųjų kiek uždirbot? Negaliu sakyti. Bet žinot pats? Žinau. Tai liko dar pinigų? Nežinau, išėjus reiks pamiškės pakasinėti, važiūrėsi, gal ką rasiu, o gal ir ne. Bet tai tuo metu, tie 3 metai, kada buvo jūsų veikla gaujos, kur jūs leisdavot tuos pinigus, kaip jūs gyvendavot? Aš asmeniškai... Nes sako, kad tie banditai mėgsta tą prabangą, jie demonstruoja, ar jūs eidavot lygiai taip pat? Ne, aš asmeniškai, nežinau, kaip kiti ten demonstruoja, bet aš asmeniškai žiūrėjau į viską adekvačiai, kad kuo aš labiau demonstruosiu, to greičiau sėdėsiu. Tai mano buvo mintis tokia ir dėl to aš stengiausi daugiau kažkaip tą pinigėlį vis pasidėti kažkur ir po krūmų tegul guli, o kai reikės, išsitrauksi ir viskas. Ir užsiminėt apie šeimą, sėdėdamas kalėjime, susituokėt. Taip. Galit papasakot? Aš buvau vedęs ne vieną kartą, iš tikrųjų paprasčiausiai. Kalėjime ne vieną kartą vedęs? Jo, nes vėl, kaip atsitikdavo, kažkokia moteris atvažiuoja, pavyzdžiui, aplankyti į teismą ten kokio giminaičio ar ten dar kažko. Žinot, kaip būna, ir pamato, susipažįsti, susirašinėjai, pradedi bendrauti, taip toliau. Tai aš buvau vedęs, bet, kaip, apsivesdavom, kaip čia pasakyti, turėdami abu kažkokį tikėjimą ir įsivaizdavimą, kaip ta santuoka atrodys. Ne? Bet ilgainiui gaudavosi, kad tai nepasiteisindavo, nes pirmoji vietoj, kad būdavo charakterių skirtumas, išryškėdavo su laiku, antroji vietoj, kad ta santuoka tęsdavosi, grubiai tariant, 5 metus. Ne? Tai įsivaizduokit, dabar moteris ta pati 5 metus važinėti pasimatymus, 5 metus tas visą laiką ar šventė, ar dar kažkas, kiekvieną vakarą jinai eina miegoti lovą viena. Čia ne gyvenimas, čia sunkus išbandymas iš tikrųjų ir paprasčiausiai ir
gaudavosi, kad ta santuoka trukdavo 5 metus ir įsiskirdavau. O va dabar sutikau moterį, kaip dabar, 20 metais, labai nuostabi žmona, labai nuostabi mama, iš vis fantastiškas žmogus. Aišku, kiekvienas gali sakyti apie savo žmoną, kad jinai yra fantastiška dėl to, kad charakteriai sutampa. Tai va pagal mano charakterį ši žmona, Aliona vardas, kuri dabar, kurią esu vedęs, jinai yra man ideali absoliučiai ir ta prasme nenoriu keisti nei nieką ir dėl to automatiškai, kaip apsiženėm, pažinom viens kitą, pamatėm, sakom viskas, reikia daryti vaikus ir važiuoti iki galo. Tai vat gimė sūnus, gegužės mėnesį gavosi, kad diena iki mano gimtadienio, tai vat buvo gimtadienio dovana. Ir dabar žmona vėl nešia ir laukiam vėl kūdikėlio, augina dar sūnų iš praeitos santuokos, tai gaunasi, kad daugiavaikė šeima ir reikia man greičiau namo, o sėdžiu čia va. O namo dar nesišviečia, ne? Iš tikrųjų namo šviečiasi ir vat, jeigu jau tą temą paklausė, tai norėčiau ir pasisakyti dėl to, kad man tai svarbu, man tai aktualu, nes aš suprantu, kad jum interviu reikalingas, jūs norėjot atvykti, bet tuo pačiu noriu ir iš savo pusės išsakyti. Tai vat, pirmas dalykas, ką aš noriu, tai trumpom keliom minutėm tiesiog nukrypti, kad ta pati visuomenė, kuri žiūri, kad jinai įsivaizduotų, kaip tas įkalinimas, kas jis yra ir kam skirtas. Nes aš iš loginės pusės, žinot, nes kada gudrių daug žodžių naudoja, kada išvedžioja, dar kažką tai trunka ilgai, žmogus pavargsta ir nesupranta, apie ką net šneka vyksta. Tai vat, trumpai paėmus, kas yra tas kalėjimas, pradedu nutoli. Tai yra, vat, gyvena visuomenė, ne? Gyvena visuomenė ir visuomenė tarpusai susitarė, kaip gyvens. Ir tie susitarimai vadinami įstatymais, ar ne? Vat aš taip suprantu. Ir visuomenė turi įrankį, kuris vadinamas policija, kad identifikuotų kažkokius visuomenės narius, kurie nori būti gudresni už kitus ir apeiti tuos susitarimus, tuos įstatymus. Policija identifikuoja tą asmenį, kaip identifikuoja mane, identifikavo, mane pasodino, atvežė į kitą įrankį. Tas įrankis vėlgi visuomenės, nes jis yra išlaikomas iš biudžeto. Tai yra visa ta penitencinė sistema, kalėjimų sistema, ar kaip čia pavadinti ją. Ir tos sistemos tikslas yra visuomenės narį, jį išmokyti gyventi, jį pataisyti, jeigu taip paprastais būtiniais žodžiais, nes jis vėl grįž, suprantat? Jeigu viduramžiais už bet kurį nusikaltimą kažkur Anglijoje kardavo visus ir kapodavo galvas, dabar to nėra. Dabar yra, kad tave identifikavo, tave pristatė ir čia pradeda tave taisyti. Ir vat tokia yra teorija. Ir jie taiso 14 metų mane, ar ne? Ir tada mes susirinkam lygtinio paleidimo komisijoje. Ir aš taisymo metu, aš turiu teisėtus lūkesčius, kad mane pataisys, nes mano tikslas kuo greičiau išeiti namo. Reiškia, man skiria programas, man skiria kažkokį darbą su manim specialistams, socialinės reabilitacijos, psichologam, jie su manim dirba, aš visur einu, aš nesisakau, viskas tvarkoja. Ir mes susirinkam lygtinio paleidimo komisijai. Ir man sako, ne, tu nebūsi paleistas. Ar ne? Ir tada aš pradedu domėtis, o tai kas paleista? Sakykime, komisija 20 žmonių nagrinėja prašymus. Ir sako, tai vieną paleido, arba nei vieno. Tai dabar įsivaizduokit, iš 20 žmonių paleidžia vieną arba nei vieno. Tai įsivaizduokit įmonę, kur gamina, sakykime, langus ar duris. Atvažiuoja užsakovas ir sako, kiek jūs padarėt langų, nes buvo 20 užsakymas. Sako, vieną. Kaip tai vieną? Vieną ir toliau eina, sėdė, alų geria, kortom lošia, ne? Tai tokia įmonė, jinai nedirbs ilgai teisingai. O čia viskas gerai. Yra iš biudžeto mokami pinigai, žmonės turi taisyti ir kai ateina jų pačių darbo įvertinimo laikas, jie pasako, mes nepataisėm. Nei jo, aš nesu išimtis. Suprantat, ir kas atsitinka, tas ir nurašoma ant manęs, kad tie langai patys nepasigamino. Tai aš, kai save pats taisiau, aš gavau už savo tą taisymą, kaip aš suvokiau, kaip reikia gyventi. Gavau 20 metų. Ir tada aš buvau pristatytas čia ir aš sakau, okei, tada taisykit mane, parodykit, kaip man reikia gyventi visuomeniai, nes mano tikslas būti visuomenės dalimi. Nes aš tada buvau 20 metų, aš pats save išugdžiau, aš tuo metu taip suvokiau gyvenimą, o pasirodė, kad viskas klaidinga. Ir tada pradeda mane mokinti. Pradeda mane mokinti ir per 14 metų sako, neišmokinom nieko. Kitas dalykas, kad yra ne tik lygtinis paleidimas, yra
sugalvoti įvairūs laipsniai mechanizmai, ar ne? Tai, sakykime, tas pats pasižymės trumpalaikį išvyką į namus. Sugalvotas naujas dalykas, kadangi mes Europos Sąjungoje viskas daroma demokratiškai, liberaliai, ar ne? Ir yra sumastytas mechanizmas trumpalaikės išvykos į namus toksai, kad kas kelis mėnesius kalinys, kuris atbuvo kažkokį gana nedidelį laiko tarpą, jis galėtų išeidinėti namo kas kelis mėnesius kaip pasimatymas namuose. Vat yra pasimatymas zonų ir pasimatymas namuose. Klausimas labai paprastas. Kam tai skirta? Tai skirta tam, kad žmogus neprarastų socialinių ryšių, dėl to, kad žmonai dingsta tikėjimas, laukti savo vyro, kažkokiem tai ten, nežinau, kitiem žmonėm, kad ir jo kokiam tos darbdaviui potencialiam ar dar kažkam, dingsta tikėjimas, kad jis iš vis kažkada išeis ir panašiai. Ir paskui, kai žmogus iš tikro nutrūksta visi socialiniai ryšiai ir jis išmetamas į gatvę po sroko didelio, kas atsitinka? Jisai yra priverstas daryti kažkokį nusikaltimą, jis reikia pavalgyti šiandien ir va čia ir dabar. Ne? Ir jis padaro kažkokį mažmožį, kažkokį nesąmoningą nusikaltimą, vėl grįžta atgal, vėl sako, vai, žiūrėkit, nepasitaisė, ar ne? Bet jį tai privertė. Tai vat, Laisvės sąjunga, ar kas ten inicijuoja tos dalykus, jie mąsto, kaip padaryti, kad žmonės negrįžtų atgal. Jie priima tokį dalyką, trumpalaikį išvyką į namus. Bet problema Lietuvos įstatymuose didžiulė kame. Visur yra korupcinis elementas. Korupcinis elementas tai ne tai, kad aš atnešiau tau vokelį, duok man kažką, tai kas man nepriklauso. Ne. Tai reiškia, kad žmogus gali nuspręsti bet kurią pusę ir jis bus teisus. Tai tada automatiškai, kaip sakėt, prokuroras, kad užsispyręs bandė man duoti iki gyvos. Jis man nedavė iki gyvos, jam tai nepavyko, jis jaučia asmeninę kažkokią ambiciją užgautą, ar ne? Ir jis gali paskambinti čia ir pasakyti, nepaleiskit jo namo, nes jis taip nori. Ir manęs nepaleis ir juridiškai bus jis teisus. Tai dabar įsivaizduokit. Kad gauti trumpalaikį išvyką į namus, reikia turėti lengvą grupę. Aš turiu lengvą grupę nuo 2017 metų. Dabar tai bus 23 metai. Aš nė karto nebuvau paleistas į namus. Suprantat? Ir pas mane milžiniškas yra tam svertas, tai yra neščia žmona ir ką tik gimęs kūdikis. Man reikia žmonai parodyti, kad aš gyvas, kad aš čia, kad aš nesu kažkokia fikcija, kuri gyvena tik kalėjime ir niekada iš ten nepareis. Kad tiesiog reikia palaukti ir aš būsiu namuose, suprantat? Ir va šito dalyko aš negavau. Aišku, dabar pasikeitė direktorius. Tai bandysiu kalbėti su naujų direktorium, gal jisai bus mažiau radikaliai nusiteikęs, bandysiu įtikinti, kad jam nereikia bijoti, aš nesu kažkoks beprotis, kuris išėjęs bėgs laukais, kažkur darys naujus nusikaltimus. Man lygia 1/10 bausmės termino. Aš atsidės 18 iš 20. Tai 1/10 tai reiškia labai mažai. Ir kažkokias kvailystės daryti tai būtų beprotiškai neatsakinga. Tai direktorius turėtų būti visiškai ramus, kad aš jo nepavesiu šitoje situacijoje ir aš kaip išeisiu, taip tvarkingai pareisiu. Kitas dalykas iš tų sugalvotų mechanizmų yra pusiaukelės namai. Jie ir pagal pavadinimą pusiaukelės, kad va pakeliu į laisvę, ar ne? Tai kad į juos išvykti, sakykime, iki sukankant lygtinio paleidimo terminui, biškiai anksčiau galima išvykti pusiaukelės namus ir ten pasiruošti lygtiniam paleidimui ir tada išeiti lygtinai. Tai vėlgi, aš jokioj pusiaukelė, aš galėjau pusiaukelė išvažiuoti jau prieš tos pačius ten 5-6 metus, bet aš iki šiol važiuoju, vėl 14 prašymų prirašyti, jie visi atmetami be jokių motyvų. Bet norėjau klausti, kad be jokių motyvų vis tiek kažkokie argumentai to neišleidimo į namus ir į pusiaukelę. Aš apie argumentus pasisakysiu, noriu dar išsakyti tos mechanizmus. Dabar dar koks įdomus dalykas dabar sugalvotas yra vadinamos 3/4. 3/4 tai reiškia, kad kada žmogus atsidėjo 3/4 jau bausmės termino, jisai be jokių teismų yra išleidžiamas tam, kad reintegruotis į visuomenę, nes taip negali būti, kad tu sėdėjai dėžutėj ir tavo bausmė baigėsi ir tu išspjaunamas lauk. Aš nežinau, kaip gatvė pereiti, aš 18 metų sėdžiu, suprantat? Ir reikalas kame, kad 3/4 sukurtos nuostabus įstatymas, viskas liuks, jisai naudojamas, jisai galioja, viskas gerai. Bet ten vėl viena išimtis. Jį taiko tiem žmonėm, kam iki 10 metų, grubiai tariant. Tai palaukit, tai jeigu jis turi 10 metų, jis atsidėjo 7,5, jis išėjo 3/4, bet jisai mažiau atitrūkęs nuo laisvės, negu aš atsidėjęs 20, kuris turiu, ir būčiau atsidėjęs, pavyzdžiui, 15. Tai man tos 3/4 dar labiau reikalingos. Bet jo nėra įstatyme. Šitą pritaikoma tik tai pas ką mažesnė bausmė. Kam didelė bausmė nieks negalioja. Netgi sugalvotas toks mechanizmas yra, kad jeigu tu, būdamas pataisos įstaigoje, padarai naują nusikaltimą
Ir tau nebegalioja lygtinis paleidimas, vis tiek likus 2 metam iki bausmės pabaigos, tu važiuoji į atvirą koloniją ir tenai, būdamas laisvesnėmis sąlygomis, ruošiesi gyvenimui laisvėje. Aš turėdamas 20 ir nepadaręs naujų nusikaltimų, aš nieko negaliu, aš sėdžiu iki galo ir po 20 metų mane išspjauna į gatvę ir tada žiūriu kaip eksperimentas, kaip jis čia pereis gatvę ir kaip jis čia gyvens, suprantat? Aš nenoriu dalyvauti tokiam eksperimente, aš noriu palaipsniui integruotis į visuomenę, nes pas mane nėra tikslo grįžti atgal. Jeigu būtų tikslas grįžti atgal, man būtų nusispjauti, ar mane po 20 metų, nes 18 ir 20, tai sakyčiau, nu tai kas čia tie 2 metai, ant vienos kojos atsistojau su tašiai ir prastovėjau, ne? Bet aš nenoriu grįžti atgal, aš noriu gyventi normaliai, laisvėje, tarp visuomenės, ne kaip laukinis zooparke. Tai va, o praktikoje, vat, kaip užklausit, kaip praktikoje tas viskas veikia, tai vėlgi, buvo lygtinio paleidimo komisija, va dabar 8. Aš 8 kartą kreipiausi, aš jau 5 metus rašinėjau ant komisijų. Tai prieš ją buvo 7 gegužės mėnesį. Aš pateikiau visus popierius, visus dokumentus, į nieką nebuvo atsižvelgta ir buvo nurodymai, ką reikia padaryti. Ne? Tai aš nuotoliniu būdu tuo metu dirbau ten UABE, man parašė, kad šitas darbas yra neteisėtas, nors valstybiniu masteliu jis absoliučiai teisėtas, nes aš registruotas sodroje, aš mokėjau mokesčius, aš viską tą dariau, aš grinai buvau visuomenės narys, kuris prisideda prie bendro vidaus produkto kūrimo. Ne? Ir jie man pareikalauja išeiti iš to darbo, pavadino jį neteisėtų, kabutės įdėjo, ir įsidarbinti teisėtai. Tai aš tą padariau, aš išėjau iš to darbo, aš paklausiau, kokios yra galimybės įsidarbinti teisėtai, man paaiškino ir aš pasirinkau vieną iš jų, tai yra atsidaryti individualią veiklą. Aš kreipiausi į direktorių, gavau direktoriaus leidimą, aš tada valstybinį mokesčių inspekcijai išsiėmiau registrą tą pažymą, kad mane registravo ir viskas. Ir aš įsidarbinau teisėtai. Ir antras dalykas buvo nurodytas dalyvauti toliau įvairiuose programuose. Aš visur dalyvauju, kur man skiria, visą laiką. Jų nebėra jau kur dalyvauti. Netgi toks paprastas dalykas kaip profesijos. Aš baigęs čia 4 profesijas pataisos namuose. Daugiau profesijų aš net fiziškai negaliu baigti, nes tam reikia turėti porą tūkstančių sumokėti, nes nemokamai neduoda daugiau negu 4 profesijų, suprantat? Tai gaunasi, o aš jeigu turėčiau tos porą tūkstančių, aš perviščiau antstoliam, tai yra nukentėjusiam padengti. Ir va toks uždaras ratas, kad aš baigiau tai, ką galėjau, aš visuose kursuose dalyvavau, kur man paskirdavo, aš visur dalyvavau, nė vieno nėra atsisakymų. Ir jie vis tiek nurodo tą, praeina pusę metų, tada čia sudaroma mano socialinio tyrimo išvada. Kaip aš visą tą padariau ir kas man dar rekomenduojama. Tai ten, kur man kas dar rekomenduojama, padedamas brūkšnelis, nes man nebėra ką rekomenduoti, aš per 18 metų viską išlankiau. Aš ateinu į lygtinio paleidimo komisiją ir jinai manęs nepaleidžia, 8 kartą nepaleidžia. Ir kokie be argumentai bebūtų, jiem neįdomu. Ir paprastas dalykas, ką aš atsinešiau? Aš atsinešiau iš antstolių pažymas. Nes aš advokatai padavęs dabar neturiu jum parodyti nei komisijos, nei socialinę tyrimų išvadas. Tai Lina Andriuškevičienė mano advokatė, jeigu jums bus įdomu, jūs galite su ja susisiekti, jinai jums iš juridinės pusės paaiškins ir parodys popierius. Dabar įsivaizduokit. Manęs nepaleidžia lygtinio paleidimo komisija. Ir savo išvadai parašo. Labai paprasta frazė. Nemoka antstolių. Logiškai mąstant, žmogus nemoka antstolių, reiškia jisai piktavališkas, nenori mokėti. Tai į nemoka antstolių aš buvau parašęs į antstolių rūmus, šitie popieriai yra pristatyti. Aš buvau parašęs į antstolių rūmus. Dabar žiūrėkit, kiekvienas šitas, kaip čia pasakyti, punktas, ar ne, tai yra antstolis ir padengiamos sumos. Tai visos šitos sumos, visi šitie antstoliai, kas man buvo priteista teismo, kokios buvo baudos, jos visos yra apmokėtos. Tai yra, aš sėdėdamas nuolat mokėjau, nuolat dengiau antstolius, kol padengiau visus, išskyrus vieną. O vienas išskyrus dėl to, kad ten yra 60 000 eurų priteista, ar ne, tam vienam. Ir kodėl aš jų nepadengiau? Dėl to, kad aš neturiu pinigų tiek, kad jiem padengti. Bet priteista ten ne jums vienam, 4. Ten solidariai. Tai ir dėl solidarumo, dėl visko, įsivaizduokit, aš jums parodau. Pažyma nuo šitos, palaukit, Jurgitos Bareikienės antstolės, pažyma. Vykdymo laikotarpiu Lapinskas padengė 17 510 eurų, ne? Jie rašo, nemoka antstolių. Aš visus atsiskaičiau ir plus dar 17 000, ne? Sumos, kada mokėta įmokos, 2 mėnesio 28, 3 mėnesio 23, 5 mėnesio 2 dieną.
5 mėnesio 2, 7 mėnesio 13 ir taip toliau. Žodžiu, yra nuolat mokama pagal tas galimybės, kurias aš turiu. Paleiskit mane namo, aš dirbsiu kažkur darbe, kur gausiu gerą algą, o ne ten pusę minimumo, ar ne? Ir aš padenginėsiu tada daug greičiau. Kitas dalykas. Už šį nusikaltimą mums priteisė 3, ne? 3. Kaip aš sakiau, kur aš 9 vanduo nuo Kisieliaus, stovėjau šone ir gaunasi 2 veikėjai, ar ne? 2 veikėjai, kurie papasakojo, kad va, aš šalia stovėjau ir mums visiems 3 priteisė. Nu ir dabar įsivaizduokit, va paimam mes sumą priteistą, piniginį išieškojimą 60 103 eurai. Ir mes atimam mano sumą, tai yra, ką aš įmokėjau, rašo 17 510, plus netgi vykdymo išlaidos antstoliam dar porą beveik tūkstančių, ar ne? Ir ką mes iš to sumos atėmę gaunam, lygų 0. Tai reiškia, kad žmonės, kurie padarė nusikaltimą, kurie mane įvėlė į tą nusikaltimą, nurodydami parodymuose, kad aš buvau kažkur tai šone, kartu su jais, ne, teismas neinterpretavo, nes jie nurodinėjo mano vienus veiksmus, kad aš atlikau, aš jų neatlikau, aš įrodinėjau, kad aš jų neatlikau, bet teismui buvo kaip ir nesvarbu, nes teisiškai vertinant pasakė, kad jūs visi 3 buvot ir jūs visi 3 už tai atsakingi. Bet jiem už tai, kad jie papasakojo, duoda po 2 metus, aš, kuris žmogaus to net nepažįstu, gaunu 15 už tai, kad tyliu, ne? Ir prie viso to aš dengiu vienintelis, būdamas kalėjime, antstolius. Tai paprastas labai dalykas, kad mes pasižiūrim į sąžinę ir į teisėtumą. Tai va, iš teisinės pusės jo, viskas tipo gerai. Bet iš sąžinės pusės. Jeigu jie turėtų pinigų, turbūt ir iš jų paimtų, nes jeigu solidariai priteista... Jie 14 metų yra laisvėje. Tai gali neturėti per 14 metų. Tai vat klausimas tada, kodėl iš jų nepaimami tie pinigai? Tai atsakymas galbūt toks, kad jie gal užsienį, gal pakeistos jiems tapatybės ar dar kažkas ir viskas. Ir perkeliama našta ne tik tai, kad bausmę atlikinėtų už juos, bet perkeliama našta ir kad antstolius dengtų už juos. Ir aš su šita našta sutinku ir sakau, gerai, ir aš padengsiu tos 40. Duokit man galimybę tai padengti. Duokit man galimybę išeiti, įsidarbinti ir uždirbinėti normalius pinigus, nuo kuriuo aš galėsiu dengti normaliom sumom tą skolą. Kitas dalykas, kas labai svarbu, ką aš jau paminėjau, kad darydamas tos nusikaltimus, už kuriuos nuteistas, aš neturėjau nei žmonos, nei vaikų, nei jokios atsakomybės. Aš pristatau gimimo liudymą, aš pristatau santuokos liudymą, aš pristatau žmonos nėštumo pažymėjimą. Nė vieno žodžio apie tai nepaminimo, tarsi nėra. Nu, tai esminis inkaras gyvenime, už ko tu kabinėsi, nes tau yra ką prarast. Tau yra ką prarast, tai yra šeima. Ir nieko svarbesnio už šeimą realiai nėra gyvenime. Tai dėl to tai nepaminėti, apeiti, tarsi tai nieko nereiškia, nu, man yra neįtikėtina, suprantat. Ką čia dar aš pasižymėjęs, kad paminėjo tada bylą. Paminėjo bylą, kad šiuo metu yra jums iškelta byla. Tai pirmas dalykas, kad byla iškelta, jie net neturi minėti, nes tai nieko nesusijęs su mano bausmės atlikimu. Tai visiškai kita istorija.